Čia reporteris Skersas ir Aistė, mano nuostabiausia nuogalė. Su ją apsirengusią dar niekada nekalbėjau. Aistė, tu ir vėl išsinuoginai ir vėl tokia graži. Pasakyk man, kur vasarą tave nuogą galima matyti? Nu, lygiai tiek pat nuoga, kiek dabar, tai paplūdimy. Mes jau užtikome vyrų duše ir dabar viską nufilmuosim. Aistė, kaip ir sakiau, vyrų duše. Ką tu čia išdarinėjai? Persirenginėjai. Kodėl vyrų duše? Nes vyrų ieškau. Ji turi sužadėtinį draugą, su Meksikom keliauja ir ateina į vyrų dušus vyrų ieškot. Kame reikalas? Apie sužadėtinį tai aš pirmą kartą girdžiu. Vyro tu neturi, esi laisva kaip žvaigždė Nemune. Žvaigždžių Nemune apskritai nebūnu, bet galima sakyti, kad aš kaip žvaigždė Nemune. Jūs galite ieškoti jos laisvės. Ji vaikštinėja, užsuka visada pusnuogė į vyrų dušus. Kokiuose dušuose būni dažniausiai? Dažniausiai tuose, kurie iš pažiūros atrodo tvarkingi. Reiškia, Lukiškių aikštėj tame duše tavęs nerasi. Ten greičiausiai ne, per didelis kontingentas ir gali būti nepageidaujamų asmenų. Bet ten, kur renkasi turtingi, pasiturintys vyrai, į tuos dušus tu ateini. Taip, nes jau jeigu nepasiturintis, tai aš jau niekad nemylėsiu. Aistė Paškevičiūtė skelbia vyrų paieškas. Jos telefono numerį galite sužinoti Panelės redakcijoje. Vyrų paieškų duše jai neužteko. Po vandens parką viešai vaikštinėja ir toliau ieško vyrų čia. O kodėl tu manai, kad medicinos seselės gali suvilioti vyrą labiau negu paprasta blondinė? Pirmiausia, tai aš manau, kad aš ne medicinos seselė. O antriausia, tai manau, kad jinai turi tokius pat šansus kaip abatijos vienuolė. Ar tiesa, kad tavo svajonė buvo tapti medicinos seselė gundytoje? Tai be abejo, iš vis, ar galima turėti kitokių svajonių? Tikrai? Tikrai. O šokėja nenorėjai būti? Norėjau ir kosmonautė, ir gaisrininkė, ir dar norėjau drugelių gimti. O dabar Aistė mums papasakos, ką labiausiai mėgsta daryti karštą vasaros dieną. Sėdėti, dripsoti šaltoj lovai. Ir dainuoti savo Čiungačiangos dainą. Aistė Paškevičiūtė ir Čiungačiangos daina. Aš groju, o tu dainuok jau. Ar nedainuosiu? Bet su Olele mergaitėm albumą jinai įrašyti žada. Laukit, nesulaukit Čiungačiangos daina albume. Čia Aistė Paškevičiūtė ir jos būsimasis žentas Skersas reporteris.